Jokių būdų ne. Jokių, Jėzau. Policinė tai tas pats, kas kalėjime visi sėdėm. Policinė valstybė mus ir nori padaryti su agenda 2030-ieji. Policinė valstybė, kad jūs negalit nieko nusipirkti ir savo pinigų išvis neturite, nes jums jų ir nereikia, viską valstybė duos. Jeigu jūs pagal komandą atsistosit ir 3 kartus kairę koją patrepsėsit. Arba jeigu įduosite savo kaimyną, arba savo sūnų ir brolį. Jeigu jie pasielgia netinkamai. Tai policinė valstybė yra, čia Kafkos romanai, kurie yra realistiniai. Kai aš jo studentas būdamas skaičiau, tai siaubas, koks absurdas buvo. O pasirodo čia apie mūsų realybę ateities parašyti. Arba, šitie 1984. Žodžiai prarado prasmę ir karą vadinsime taika. Ir visi šauksime, kaip norime taikos, nes norime karo. Kodėl norime? Todėl, kad liepia norėti. Ir todėl TSRS laikais anekdotas senas buvo, kur, čia pajuokiantis, bet jis ir dabar puikiai tinka, kad profsąjungos susirinkimas ir sako žmonėm, rytoj visi 12 valandą prisistatote, visus karsime, pakarsime visus. Žmogus prieina po susirinkimo, sako, o ar virvę patiem atsinešti, ar jūs duosite? Tai policinės valstybės gal nereikia. Toliau.